Labadiena, mano vardas Martynas, esu iš Šiaulių ir šiuo metu vadovauju vienai kraustymo kompanijai, tai yra kraustymo komanda. Esu pats direktorius ir vienas iš savininkų šitos kompanijos. Prieš pradėdamas savo prezentaciją noriu pasiklausti jūsų, kiek iš jūsų turi savo verslą, kaip sakant, nuosavą verslą turi. Galite pakelti rankas kiek. Pakankamai nedaug, sakykime, Vilniukos buvo žmonių, buvo truputį daugiau. O kas planuojat pradėti savo verslą? Čia galbūt toliau. Jo, šiek tiek daugiau. Kraustymo komanda. Kodėl apskritai tokia veikla, kaip čia sumašiau, kas čia prasidėjo ir visa kita, truputį istorijos. Sugalvojame mes tą veiklą prieš 6 metus, 2006 metais. Tuo metu kaip tik buvo kraustėmės mes su šeima iš buto į namą ir mums reikėjo paprasčiausiai tokios paslaugos. Apskambinėjom visas Šiaulių kompanijas, išsirinkom vieną, atvažiavo, pasirodė, ten atvažiavo dengtas furgonas, tentas ir sako, okei, tai kraustykitės, viską neškite į tą mašiną ir kaip sakant, ir darykit. Tai, kaip sakant, susinešėm, padarėm viską, susikraustėm patys, sumokėjom pinigus už neaišku ką bet pamatėm, kad atsirado niša, kad iš tikrųjų yra niša. Patį kraustymą aš pats, būdamas studentų, buvau išvažiavęs į Ameriką, gyvenau ten metus laiko po antro kurso ir dirbau kraustymo kompanijoje. Dirbau Bostone, kur ta kraustymo kompanija yra pati stipriausia rytų pakrantėje. Ji laimi visus apdovanojimus kaip geriausia personalą valdanti kompanija, kaip geriausiai klientus aptarnaujanti kompanija ir panašiai. Tai ten išmokau visą verslo pačią specifiką, išmokau, kaip reikia bendrauti su klientais, kaip reikia tai vykdyti ir daryti. Plus tais metais, 2006 metais, kai mes su žmona dirbom vienoje valymo kompanijoje, ten keitėsi savininkai ir atsirado tokia situacija, kad buvo patogu, kaip sakant, jiem naują žmogų, nes aš ten buvau direktorius jau, ir paprasčiausiai ir mums buvo gerai išeiti, tai taip sutarėm ir išėjom. Taigi, kraustymo paslaugas atliekam įmonėms gyventojams, kraustom po visą pasaulį, Lietuvoje atliekam viską patys, Europoje atliekam viską patys, kai kraustom kur nors į Australiją, Japoniją ar Meksiką, mes viską tai darom per partnerius, čia iškraustom iš Lietuvos patys, ten jau priema mūsų kokie nors partneriai ir atlieka tolimesnį darbą. Mūsų personalas svyruoja nuo 10 iki 20 žmonių, nes yra sezoniškumas, vasarą daugiau žmonių, žiemą viskas yra, kaip sakant, slow down, viskas mažiau ir reikia mažiau žmonių. Apyvarta visada būna iki 1 milijono litų pas mus. Nuo pat pirmos dienos kompanijos buvo sukurta, kad misija šitos kompanijos yra būti greičiausia ir profesionaliausia kraustymo kompanija Lietuvoje. Nenorėjom būti pigiausi, nenorėjom kažkas tai būti, norėjom būti greičiausi ir profesionaliausi. O dabar ateinančių 3 metų tikslas yra įsitvirtinti top 3 trejetuke kraustymo kompanijų Lietuvoje didžiausia. Mes jame esame, bet, sakykime, norim jame likti, sustiprėti, padidėti ir likti čionais. Iššūkis, pagrindinis iššūkis. Apskritai, visą šitą prezentaciją aš pabandysiu pateikti per iššūkius. Man patinka iššūkiai, tą nesenai sužinojau, bet, sakykime, save visada perteikiu per iššūkius tiek sporte, tiek viską, ką darau. Man patinka išsikelti kažkokį tikslą ir jį pasiekti. Dar geriau, jeigu, sakykime, tą tikslą yra sunkiau visiems žmonėms pasiekti, o aš tą pasiekiu, tai mane tai motyvuoja. Mano ir bevardis pirštas didesnis, man patinka, aš avantiūristas, aš taip gyvenu, man patinka. Taigi, stereotipai. Man labiausiai prieš pradedant verslą buvo pagrindinis dalykas įrodyti, kad apie verslą sukurti stereotipai yra neteisingi. Pavyzdžiui, pagrindinės iš jų tai yra, kad nuosavas smulkus toks šeimos verslas negali būti skaidrus. Dabar pas mane ateina irgi jauni, būsimi verslininkai ir sako, Martynai, čia gal gali mums patarti, padėti kažką, tai kaip čia dabar mums tą verslą daryti ir viską pradedam nuo skaičiavimo. Ir ką jie pradeda, jie iš karto man sako, okei, mano sąnaudos bus tokios, aš to nemokėsiu, to nedarysiu, to nerodysiu. Tai va, mano sąnaudos bus nedidelės, truputį užsidedu ir gyvenu iš to.
tai automatiškai tas verslas nėra jam galimybių jokių išsilaikyti rinkoje. Jeigu jis nuo pat pirmos dienos, tas verslininkas būsimas, jis pradeda mąstyti, kaip jis nusuks kažką, kaip padarys. Ir su savo maža tenais marža jis kažką uždirbs. Tai tas neįmanoma, tą norėjau rodyti, nors man daug kas sakė prieš pradedant verslą, kad sako, čia tau nieko nepavyks. Taigi, žinai, kaip yra, visi taip daro ir tu taip darysi. Tai, norėjom tą pakeisti. Kitas dalykas, kad mažas verslas negali būti profesionalus verslas. Nežinau kaip jums Kaune, bet tarkim Šiauliuose tai yra, jeigu bendrauji su didelėm tarptautiniam kompanijom, tai kompanijom tai viskas ten yra gerai. Ten jie atsiliepia, mailus atrašo tą pačią dieną, paslaugas atlieka, viskas gerai, prekės, ten su jie nėra problemų. Tik susiduri su kokiu nors mažu verslu, tokiu vietiniu verslu. Tai iš karto atsiranda toks, kad pakeli ragelį, ką nori, čia, aš klientas, jiem to nereikia, aš nežinau, iš ko jie gyvena, bet ar ten į servisą nuvažiuoja, ar ten į kokią mažą parduotuvėlę, dar kas nors, tokį pasijauti. Čia irgi toks vienas, kad visi klientai kvailiai, tai toks irgi, ten nueini kokią nors kompiuterių kompaniją ir netenais, aš pats baigęs informacinės technologijas, bet, nueini, man reikia kompiuterį, aš nežinau smulkmenų visą kitą, aš nebesidomėjau. Ir tada iš jų pasijauti toks kaip durnelis maždaug, čia atėjo, ten klausinėjo kažko, ten aš nesuprantu. Tai. Aš norėjau, kad mano kompanijoje būtų taip, kad visi klientai jaustųsi gerai, kad ir ko jie nežino, jaustųsi drąsiai, kad žinotų, kad mes viską padarysim, įspręsim ir padėsim. Taip, daugiau. Jo, kad dar vienas stereotipas, kad turint savo verslą dirbti reikia be perstojo. Mane patį labai erzina, kai verslo žurnaluose, laikraščiuose būna verslininkų pasisakymų interviu, kad aš dirbu 24 valandas per dieną, man dar trūksta kokių 3-4 valandų per dieną, tada aš viską pavaryčiau, viską padaryčiau. Tai tas, sakykime, tai man iš karto kyla mintis, arba tu nemoki efektyviai planuoti savo laiko, arba tu nemoki perleisti atsakomybės kitiems, kad pasidalinti savo to darbu, iš karto tada lengviau pačiai įmoniai, daugiau įmonių uždirbs, daugiau pats uždirbs. Man pirmiausia tokias mintis kyla. Kitas stereotipas, su kuriuo, sakykime, mes netgi praradom iš tikrųjų savo kelis draugus, kad turint savo verslą apskritai dirbti nereikia. Nes jie sako, tai kam jūs sako dirbat, taigi įkūrėt įmonę prieš 2 savaitės, tai jūs čia jau verslininkai, viskas, jau čia miegat ilgai tikriausiai ir vis. Tai toks irgi žmonių yra supratimas. Daugiau, visi verslininkai vagys. Kai dariau tą prezentaciją, toks mano įstikinimas buvo, kad žmonės taip galvoja, čia rašė ir visa kita. Dabar šį antradienį vyko Šiauliuose verslo žinių gazelės konferencija ir ten buvo konkretus skaičius. Pasirodo, taip galvoja, kad verslininkai yra nesąžiningi, Lietuvoje galvoja 84% žmonių, kad verslas yra nesąžiningi, kad jis apgaudinėja tiek savo darbuotojus, tiek klientus viską apgaudinėja. tą norėjau pakeisti. Kad visi darbuotojai vagys. Ypač tas girdisi iš vyresnio amžiaus senesnių verslininkų, kurie dirba jau senai. Tai pastovi tenais, čia tave apgausta, čia tą padarys, čia taip, tai tas, nežinau, teko jums turintis to neteko, bet, aš tave šiu. Ir daugiau, toks iš mūsų srities stereotipas, kad kraustytojas, tai grūščikas. Tai žmonėm pasakoju, čia mes įkūrėm kraustymo kompaniją, mes čia dirbam profesionaliai, čia tą ir tą ir tą. Jie sako, mes sakom kraustytojai, jie sako, tai grūščikai, ne? Ne, sakom, yra prasnus kraustytojas. Ne, tai čia tas pats, kas grūščikai, tai mes tą labai norėjom irgi pakeisti. Ok, pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrėm 6 pradžioj ir po to 4 jau įsibėgėjus pačiai įmoniai. Tai aišku, visi verslai, tie, kas pradeda, tai pradėkit nuo to, kad idėja, tai čia idėja yra pats pagrindinis dalykas, bet jeigu jas net neturi, to matot, kad kaimynas ją turi, tai jums nepavyks, aišku, jas padaryti. Turėkit savo idėją, kurią tikit, kurią žinot, kaip padaryti, tai tada viskas bus ok. Turit idėją, dabar reikia jums pinigų. Iš kur mes gavom pinigų? Yra keli, ar ne, surašiau kelis variantus. Tai santaupos, paskolos, investuotojai parama. ES parama, aišku, yra gerai. Priklausomai nuo to, ką jūs darote, ko užsiemat, mūsų srity, tai tais laikais, aišku, net nebuvo ES paramos. Dabar, jeigu kažkokią sritį užsiimčiau kitą verslų, tai pasinaudočiau. Investuotojai,
man iš karto kyla toksai su investuotojais irgi, čia jau mano gal stereotipas, kad aš nežinau, kas būtų, pavyzdžiui, jeigu jie investuoja pinigus į mano kompaniją, aš tų žmogaus nepažįstu, jis investuoja pinigus ir man nepasiseka, aš bankrutuoju. Kas su tais pinigais? Kaip žmogiškiai santykiai, visa kita. Arba kitas variantas, jeigu aš tą kompaniją išvystų labai gerai, ir kaip tada, jeigu ten mano tik tais mintis, jo visi pinigai, ar nebus taip, kad aš liksiu antram plane, arba manęs apskritai, sakykime, bus iš to verslo išbrauktas. Nu, tai čia tokias, mano, gal vidinės baimės. Paskolas iš bankų, tai pačioj verslo žinių konferencijoje buvo pasakyta, Danske bankos atstovo kalbas ir sako, mes nesuinteresuoti remti naujų projektų, naujų verslininkų. Todėl, kad 50% iš jų bankrutuoja per pirmus metus, 8 iš tų 10, kurie bankrutuoja per kitus ateinančius 3 metus. Tai jie iš vis yra nesuinteresuoti remti tokių ypač, sakykime, jaunų verslininkų, kurie pirmas verslas, neturi jokio vardo ir sakyti. Tai mes net bandėm, paskolas giminių artimųjų, mums teko tą pasinaudoti, sakykime, kelis kartus po to. O pirmas buvo dalykas asmenės santuokos. Tai, kaip sakiau, mes krausimės iš buto į namą ir maždaug liko 50 000, kuriuos mes turėjome investuoti į gerbuvį visą tvarkymą. Ir susitvarkom aplinką ar įkuriam savo verslą. Ir sakom, davai įkuriam savo verslą. Kaip sakant, to sprendimo pasiekimės buvo, kad 4 metus dar gyvenom molyje, šiukšlyne tokiam bendram ir sakyti. Tai vat, bet, kaip sakant, turėjom pinigų. Turim pinigų, dabar reikia mums, idėja yra, pinigai yra, reikia mums įrangos. Susipirkom visą, ką reikia, tenais pakavimo medžiagos, tvirtinimo, va tokie vežimėliai, baldams vežioti, viską susipirkom, viską pasidarėm. Reikia transportą. Mes, kaip sakėm, mes norim būti patys profesionaliausi, geriausi ir visą kitą. Ir darom kažką kitaip, negu visi daro. Jeigu visi vežioja baldus su mikroautobusu, vienu ir ten daro 3 ar 4 reisus, tai gal mes nusipirkim vieną didelę mašiną ir padarysim per vieną kartą viską. Nesusidūręs, iki to laiko nebuvau susidūręs su jokiais sunkvežimiais, nesu vairavęs, neturiu teisų, nieko neturiu. Mes nuvažiuojam, aišku, nusiperkam, važiuoju atgal, autostradas, iš Kretingos važiuoju per autostradą, aš manau važiuoju priekį su lengvąja mašina, aš su to sunkvežimiu 110 blemo kojais daugiau neina, kas čia yra. Jokių ten tų šaibų vadinamų, niekas neįdėta, policija keli vietas stovėjo ir tik po to grįžęs maždaug kaimynas man sako, tai o kaip tu tą darėjai, o kaip tu tą darėjai, o kaip tą ne. Kol nesusimokėjau baudos policijai, tol ir teisų neturėjau ir visą kitą. Bet kaip sakant, dėl to bevardžio piršto, aš pirmą padarau, po to iš to mokaus. Tai jeigu jūs protingi, jūs darykit, pirmą sužinokit viską, po to darykit. Gerai, tai dabar turim įrangą, turim pinigų jau mažai, bet turim, bet mums reikia, kad kažkas dirbtų, ar ne? Tai, čia tas didelis iš dešinės. Mūsų kolega, Marius, ir po dešinę ranką ir tada stovėjo. Čia vienas iš pirmų, sakykime, pradžia pirmų darbų. Ir Marius ir dabar yra su manim. Man dešinė ranka, jis dabar patapęs vienu iš akcininkų. Dirbo nuo pat pirmo darbo iki pat dabar ir, sakykime, mes dviese dabar tą kompaniją ir valdom. Mintis buvo ta, kad šitam darbe, jeigu aš noriu perteikti visą idėją, visą kitą, turiu dirbti aš pats. Aš turiu rodyti žmonėms pavyzdį, aš turiu būti pavyzdys, jie turi į mane lygiuotis, jie turi, kaip sakant, perimti iš manęs visą tai, kad po to jie galėtų patys apmokyti naujų žmonės ir taip toliau. Tai Marius, aišku, tą darė nuo pat pirmos dienos, jam labai gerai sekėsi. Istorija apie tai, sakykime, toj nuotraukai gal taip neįsiriškina, bet jis dar mažesnis negu iš tikrųjų čia yra. Būna mes pradžioje ateinam dviesiai darbą daryti, žmonės atidaro duris, žiūri mus, sako, o kur vyrai? O ten maždaug pilnas spintų, 3 kambariai išrasti, ne, mes sakom, čia mes tie vyrai ir būsim, viską padarysiu. Tai vėl, tas pirmas įspūdis, aišku, man buvo 23 praktiškai metai, 24, Mariui buvo 2 metais dar jaunesnis, tai bet mes, idealiai viską padarydom, viskas būdavo super, tai žmonėms tas labai, įstrigdavo. Turim žmonės, viską turim, reikia mums žinoti, kiek mes jie mokėsim pinigų. Šitas buvo klausimas toksai, kad jeigu mes negalim mokėti daugiausiai žmonių Lietuvoje, šitoj srity, krausime dirbančių, apskritai mes nedarom šito biznio.
tada mes kažką užsiemam, mes norėjom, kad jeigu ta kompanija, kad dirbtų geriausiai, žmonės, aišku, turės dirbti greičiausiai, sunkiausiai, jie turi būti labiausiai apmokami. Tai buvo nutarta, tas padaryta, tai, sakykim, toks lengvas iššūkis, bet tik reikėjo pasiskaičiuoti, pasiskambinėti visiems konkurentam, išsiaiškinti, kokias yra kainos ir visą kitą. Jeigu mes daugiausiai mokam darbuotojams, mūsų kraustime pagrindinis sąnaudos yra atlyginimai, tai mes, aišku, daugiausiai turim ir paprašyti pinigų už tai. Ir plus geriausia paslauga turi būti brangiausia. Tai vėl sužinojom ir nusistatėm savo tokią ribą, kad mes turim, jeigu mes orientuojamės į klientus, kuriems reikia kokybės ir kažko išskirtinumo, mes darom tai brangiausiai, bet kokia tai už gerą paslaugą reikia daugiau. Dabar iš kur mums gauti tų klientų? Tais laikais internetas, aišku, buvo populiarus, tenais kaip priklauso, bet tas kraustimo biznis toksai pakankamai neprofesionalus. Ir tie internetiniai puslapiai vėl tokie, jie paprasti, nemokami tenais, pagal šablonus padaryti, 2 sakiniai ir viskas. Mes padarėm patį rimčiausią puslapį, investavome tai pinigus, padarėm, į Google, aišku, pakilome į pirmas vietas, visais raktiniais žodžiais, kurių mums reikia, kur klientai mūsų, kad, sakykime, atrastų. Įrodymas, kad pavyko mums puslapis buvo tas, kad klientais mes kaip bendraudom, visų konkurentais kaip bendraudom, jie sako, blemo, pas jumis labai geras puslapis, mes savo programuotojui paprašėm, kad truputį pakeistų logotipus, tą padarytų, tekstus paliktų panašius ir padarytų mūsų vardu. Tai po to daug atsirado tokių kompanijų, kur labai panašus puslapiai buvo. Ten, sako, tik paletės spalvų pakeisti ir taip. Tai mums toks įvertinimas. Skelbimai internete, skelbimai laikraščiuose, laiptinėse atgyvenęs dalykas, mes jį darėm, bet jisai, naudos iš to nėra didelės. Ir tarkim, tai nepasiteisina bet kuriuo atveju. 2006 metais, kai mes pradėjome veiklą, kaip tik Šiauliuose atsidarinėjo Saulės miestas. Saulės miestas, tai mes atlikom skambučius visiems potencialiems, sakykime, potencialiom parduotuvėm ir kas ten kraustėsi, tai realiai mes gal pusę Saulės miesto patys ir sukraustėm. Tai mūsų toksai buvo įmonės, kaip startui davė gerą tokį impulsą, nes, iš karto atsirado apyvartinių lėšų ir taip toliau, tai, tas labai padėjo ir, aišku, jis nekainuoja, sakykime, tas paieška tokia. Ir straipsnių laikraščiuose. Apie mus rašė visi Šiaulių laikraščiai, Verslo žinios, Lietuvos rytas buvo spausdinta, dar kažkas, tai, čia Amerikos patirtis ir taip toliau. Visi tie straipsniai mums nekainavo, pašiausiai gražiai pašnekėjom su žurnalistais, kad norim, kad parašytų, čia tokia idėja ir nauda buvo didžiulė. Tai vėl, sakykime, tokie, kas tie skelbimai, ten, tarkim, laikraščius, jeigu tenais 4 ar 500 litų per mėnesį mokėtų už tai, kas neatneša naudos, tai, tokie dalykai, sakykime, atnešė mums daugiau, kaip pat straipsnį daugiau naudos atnešėm. Gerai, tai mes aptarėm, reiškia, idėja viskas aišku, aptarėm finansus, aptarėm, gamybą, technologijas, personalą, kaštus, marketingą ir paskutinis, ir rinkodarą. Iš kur mes gaunam, kiek mokam visą kitą. Po to mes susidurėm su tokiu iššūkiu, kaip išlaikyti tą kartelę. Nes mes tikrai per pirmus kelis metus mes stipriai su kokybė, mūsų kokybė visada buvo išlaikyta pačioj aukščiausiam lygyje ir konkurentai matė, klientai matė, pas mus ateidavo, tarkim, nauji klientai, tai būdavo taip, mes kai atliekam apklausas, kiekvieną darbą priimant, mes žinom, iš kur ateina tas užsakymas. Tai pas mus ateina ir iki šios dienos. Apie 50% ateina iš interneto, apie 30% naujų klientų ateina iš rekomendacijų, atsiliepimų ir taip toliau. Tai mūsų tas, sakykime, ir buvo tas tikslas, būtent mes ir pasiekėm, kad žmonės apie mus kalbėtų ir būtų prestižas kraustis su kraustimo komanda, o ne su, taip kažkaip. Tai kaip tą išlaikyti, kaip, pasiekti pirmų rezultatų visada yra toks atsiranda momentas, kad, galėčiau ir atleisti, tai tas vadėlės truputį. Ir, aišku, toks man pirmas mintis, kai sugalvojau tą skaidrę, kad reikia neklausyti aplinkinių. Nes man būdavo dažnai sakoma, Martynai sako, tai kam tu čia stengias? Tai jūs geriau vietoj 2 valandų dirbkite 4 valandas. Tai jums taigi už valandas moka, klientai moka, tai jums neapsimoka dirbti 2 valandas. Tai su savim pastovi dirbi ir su savo darbuotojais tą bandai rodyti, kad kaip reikia
dirbti, kad žmogui geriau dirbti yra 2 valandas greičiau, bet padaryti 2 užsakymus, sakykim, 2 po 2 negu 1 po 4. Nes kuo daugiau klientų atsiras, kuo daugiau, tuo daugiau ir pats žmogus valandų gaus, nes nuo to priklauso atlyginimų, to aišku, ir įmonė bus daugiau. Tai pastoviai toksai, sakykime, motyvacinis darbas su to idėja pačios įmonės skleidimu ir turi būti visą laiką jisai. Turi, kaip sakant, nenustoti apie tai galvoti ir tada viskas eina normaliai. Aišku, aš turėjau būti, kaip sakiau, pavyzdys nuo pat pirmų dienų iki pat dabar, kad aš negaliu blogai kalbėti apie klientus, kad ir kaip būna ar ne. Aš negaliu to, nes darbuotojai tą perima ir kaip sakant, tas nuo pat viršūnės ir viskas, aišku, nueitų žemyn. Tai tas labai svarbu. Pelnyti gerą vardą. Kaip sakiau, mūsų tikslas ir buvo pelnyti gerą vardą, išlaikyti, tai mes pradėjom nuo kokybės. Kaip tą pasiekėm? Padaryti daugiau negu klientai tikisi. Jeigu paskambino klientas, susitarė su kraustimu, kad čia mes atnešim, pervešim, iškrausim visą kitą. Bet mes ateiname, supakuojam visus baldus, nemokamai. Supakuojam su kraustimo pledais specialiais. Už tai nereikia žmogui mokėti. Jūs iškart klausim, mes ateinam su tokiom kaldrom, kaip jie sako. O ką jūs darysit? Kas čia bus dabar? Mes supakuosim, kad jūsų baldai nesusibražytų, kai jiems nieko neatsitiktų. Mes tiek nešant bus gerai, tiek pakrovus bus gerai visai. Klientas to nesitikėjo, bet jis tą gauna. Tai, iš karto toksai atsiranda, gavo daugiau negu tikėjęs, kaip pavyzdys mūsų. Parduoti sprendimus ne tik paslaugas. Paslauga yra labai paprasta, visa kita. Žmonėms reikia, klientams reikia sprendimų. Kaip padaryti, kad jiem reikia tik paprasčiausiai persikraustyti iš vienos šalies į kitą. Ką mes darom? Tai mes ne tik jį perkraustim, mes perkraustim, aišku, visus tokius akvariumus, šunis, augalus, mašinas reikia persivežti. Tai nėra kraustimas, bet jam reikia tą mašiną persivežti. Mes viskas organizuojame iki pat. Suorganizuojam kokioj Belgijoje išorinį liftą, kad tenais, nes Belgijoje negalima kraustyti per laiptinės, nes ten siauri namai, nes mažai vietos, daug gyventojų. Tai viską kraustam per langus. Išorinius liftus išnuomojam. Parkingo vietas išnuomojam. Viskas organizuojam. Žmogui nieko nereikia rūpintis. Mums gerai, nes aišku, mes už tai paprašom daugiau pinigų, negu atlikdami tik paprastą paslaugą. O klientui gerai, jam nereikia niekom rūpintis. Profesionalumas. Ką aš tam noriu pasakyti, kad tai atsiliepia su viskom, su kokybė, su apranga, su elgesiu. Pas mus nėra jokių, tarkim, pirikūrų pertraukėlių. Niekada nesustoja pats visas veiksmas. Įrankiai. Mes galim, aišku, nusipirkti atsuktuvą už 150 litų elektrinę, ar ne? Galim kokį nors mokytą už 600 litų nusipirkti. Tai mes, aišku, naudojam už 600 litų, nes jis ir laikys 4, 5, 6 kartus ilgiau negu pirmasis. Bet ir kai tu dirbi su tokiu įrankiu, vėl žmonėms iš karto sudaro kitas įvaizdis. Įrankiai geri, mašinos geros, viskas veikia, viskas tvarkoja. Tas yra svarbu. Brokas. Kiekvienam naujam žmogui aiškinu, kad broką padaryti tai nėra super blogai. Iš broko galima uždirbti. Tas uždarbis tai, jis moralinis, ta prasme, kad svarbu, kaip tą broko situaciją išspręsi. Jeigu, pavyzdžiui, mes nešam, vežiam ten stalas koks nors susibraižę, ką dabar su juo daryti? Jeigu mes jį bandysim įnešti, pastatyti kampą tamsiau kur, kad nepamatytų, tai aišku, gal nepamatys, sutaupysim. Bet tai bloga situacija. Jeigu mes sakysim, klientė, mes jums 50 litų už tą subraižymą ir nuimsim nuo sąskaitos. Tai sprendimas, bet tai nėra geras sprendimas. Geras sprendimas yra, sakykime, mūsų atveju, jeigu mes sakom, mes jums šitą sutvarkysim stalą, jums niekom nereikės rūpinti, mes jį padarysim tokį, koks jis buvo jūsų. Ką mes darom? Mes tada arba mes jį restauruojame, jeigu yra įmanoma, jeigu žmonės perka baldus iš Ikėjos, jų nebeįmanoma restauruoti. Tai tada, ką mes darom, mes nuperkam tokį pat baldą iš tos pačios Ikėjos, važiuojam pro šalį, parvežam pagal kodus, viskas atitinka, atvežam tokį pat ir pas mus sandėly daug yra subraižytų stalų ir visą kitą. Tai yra. Bet tai žmonėms sudaro, tai yra nerealu. Iš karto, kad ir tuo atveju mes ten pralošėm tos 500 litų, bet jisai kitą kartą kraustydamas į Belgiją ar bet kur, mes iš jo uždirsim dar papildomus 2-3 tūkstančius. Tai toksai, vėl. Gerai atrodo, elgtis kalbėjom, labdara. Geram vardui pelnyti, ar ne? Tai mes, sakykim, tokie pasitikėm kaip socialiai atsakinga įmonė.
Mes realiai taip ir galvojam, remiam ne tik, kad ten vaikų namus ten padedam iškraustyti nemokamai, tokius darom dalykus, visą kitą, bet mes sugalvojam ir tokį labdaros projektą, čia mano kiemas. Šio projekto tikslas yra atnaujinti kuo daugiau krepšinio sporto aikštelių Šiaulių mieste vaikams. Kad vaikai turėtų ką veikti visą vasarą. Tai buvo tokia sugalvota idėja, nes čia kaip sena mano idėja tokia, kad prie mano tėvų namų ten buvo 2 aikštelės, bet jos tokios apleistos, sakau, uždėsiu lentas, lankus ten antivandalinius ir uždėsiu kraustymo komandos logotipą. Bet sakau, gal atsiras daugiau tokių kompanijų, kurios norės prisidėti, padaryti ir tą išpėsti visose Šiauliuose. Tai bendrai buvo sutvarkyta apie 30 aikštelių, prie to prisidėjo 11 rėmėjų ir daug buvo partnerių, kurie sukūrė internetinį puslapį, lipdukus tenais padarė nemokamai visą kitą. Ką mes iš to išlašėm? Ne tik, kad, sakykime, iš tų 20 įmonių dauguma buvo mūsų klientų arba mūsų tiekėjų, mes su jais ryšį palaikėm, bet taip pat apie tai buvo pranešta vėlgi. Visose Lietuvos rytas, internete, 15 minučių, Delfi, visos televizijos filmavo, visą darė. Ir ten visur buvo mūsų logotipas, kraustymo komandas. Mūsų vardas, kaip sakant, nuo to jis kainavo mums 20-30 kartų mažiau tos išlaidos šitam projektui, negu mes gavom naudos, negu mes būtumėm pirkę tą patį. Tai, nerealu, plus padarėm superinį darbą. Ir tos visos aikštelės dabar stovi dar Šiauliuose ir gražu. Baigiamasis turnyras buvo čia, kelios komandos iš partnerių. Tai gerai, dabar prieš paskutinis toks iššūkis, sakykime, man yra kaip dirbti efektyviai. Efektyviai, tai, sakykime, pradėkime nuo to, kad valdyti finansus. Atsimenu, dar Amerikoje man vienas verslininkas sako, kai tu pradėsi savo verslą kokį nors, pirmas dalykas, ką tu turi daryti, tai mokėti savo atlyginimą. Ne imti iš kasos, ar ne ten pastoviai maišyti asmeninius pinigus su įmonės pinigais ir taip toliau, bet tu kiekvieną mėnesį išsimokėk savo atlyginimą. Kad ir koks jis būtų, mažas, didelis, bet tu tau išsimokėti ir daugiau nebesimaiš. Tai šitas dalykas, daugiau sakykime apie, vėl, kas pradedantiems, tai irgi dabar vakar teko tokį su vienu jaunų Šiaulių verslininku konsultuoti, tai sako, blemba, pradėjau verslą čia prieš 1,5 mėnesio, bet man trūksta apivartinių. Sakau, kiek tu išleidai ten kūrui? Pasirodo, jis kūrą, ką jis daro, jis įpila grinais kūrą, ant įmonės jis pila. Sakau, tai tu pasidaryk sutartį su atidėjimais, kad ir tas pats Statoilas, pavyzdys, ar ne? Mes kaip dirbam, 45 dienas gaunasi atidėjimas nuo pilimo. Tai tos finansinius srautus susivaldai, kad tu kuo anksčiau gauni pinigus, kuo vėliau juos išleidi. Ir užsisuka tas ratas. Dabar jis padirbęs ten kelis mėnesius, jam jau viskas. Jis dirba pelningai, pinigų nėra. Tai, sakykime, valdyti tos finansinius srautus, kad jie būtų teisingi. Personalo motyvavimas. Tiek finansinis, tiek moralinis, sakykime, mes per visus bandom ir per tą, daugiausiai per atsakomybę, per įmonės vardą, norim, kad žmonės didžiuotųsi dirbdami kraustymo komandai. Tas vyksta pas mus, sakykime, ta kaita yra labai nedidelė. Dirba studentai nuo 2 kurso į 4, kol baigė pagal savo specialybės, išeina dirbti pagal savo specialybės. Bet tuo laiku, kol jie gali dirbti, jie dirba pas mus. Tai čia toks mūsų, sakykime, idealus variantas pačio to personalo. Mes taip norėjom, kad būtų, kad studentai dirbtų nuo pradžios iki pat pabaigos. Nepamiršti 20-80 taisyklės. Man atrodo, taisyklė turi kažkokį tai oficialų pavadinimą. Kaip sakant, pas mus ji buvo dabar taip. Mes darėm 80% darbo, skyrėm energijos, laiko sąnaudų, nervų vienai veiklai, o kitai skyrėm 20%. Bet iš tos 20% mes gaudom 80% naudos. O iš to 20, iš to 80 mes gaudom tik 20% naudos. Tai mes nutarėm, kad mums reikia visą dėmesį savo skirti tiem 20%. Ta veiklą mes restruktūrizavom, kur buvo 80%, padarėm per dukterinės įmonės, kad jos pačios administruotųsi, žiūrėtųsi ir sakykime, mes dabar esame susitelkę į tą 20%. Tai mūsų tarptautiniai kraustymai, sakykime, yra pagrindinis mūsų arkliukas. Būti atviram.
Tai yra, kad pastoviai reikia atsinaujinti. Tai ne tik ten mašinos, apranga ir taip toliau, bet reikia savo žinias, savo mąstymą. Pastoviai reikia domėtis, kas vyksta, ne tik srity savo tenais, bet ir versle ir taip toliau. Tai tą pastoviai stengiamės daryti. Palaikyti artimus ryšius su klientais ir su konkurentais ir su tiekėjais. Kaip sakom, ar ne, kad ten draugą turi rankos atstumų laikyti, ten prieš apsikabinus. Tai mes stengiamės su visais apsikabinę būti, kad jaustumėm, kuom jie gyvena, kokias pas juos problemas, jie žino, kokias pas mus problemas ir toks gaunas bendras ryšys. Ir aišku, bendri projektai būna, kur mes kaip viena kompanija ir tenais mes negalėtumėm atlikti jų, bet kai susikooperuojam kelios kompanijos, iš karto mes galime atlikti didelius projektus, laimėti konkursus ir panašiai. Su tiekėjais, aišku, reikia bendrauti dėl mažesnių kainų. Dirbti pačiam. Šiais metais man buvo toksai eksperimentų metas, kad aš tai dirbau, tai stengiausi komandai viską palikti tenais ir taip toliau. Tai išsirituliavo, sakykim, galutinis rezultatas gavosi toks. Arba dirbti pačiam, turėti kažkokias funkcijas atlikti, arba visai nedirbti. Tada palieki kažkam, kas bus atsakingas už šis darbus ir tu tik žiūri galutinį rezultatą. Tada tai atneš, nes man prasidėjo tokie irgi iš kolegų, sako, tai mes nebežinom, ar tu priiminėjai sprendimus, ar mes priiminėjom. Tai sakau, bet šiuo atveju aš nusprendžiau likti prie to, kad aš turiu tam tikras funkcijas toje kompanijoje, aš jas atlieku ir atrodo, kol kas viskas klostosi gerai. Man būna taip, kad jeigu nėra pokyčių, jeigu nėra iššūkių, man tai atsibosta ir aš noriu paprasčiausiai mesti viską. Tai kad to neatsibosta, aš pastoviai savo ir savo komandai keliu iššūkius tikslus, kad kažkur toliau kažką daryti ir kažko pasiekti. Nes užsistovėti vienoje vietoje, tai ne mūsų stilius, mes to negalėtume. Nežinau kaip kitiems. Aišku, pažįstu tokių verslininkų, kurie 20 metų dirba tą patį, ten pat uždirba pinigus ir viskas yra gerai. Tai vėl čia nuo kiekvieno iš jūsų priklauso. Mūsų komandos moto yra, ar ne, kas mūsų neužmuša, padaro stipresniais. Tai ypač galioja naujiems žmonėms, kai jie ateina nešti kokį nors pianiną ir jie įsivaizduoja, kad tą pianiną neš šešiese ir klientai įsivaizduoja, kad neš šešiese, o mes nešam tryse pianinus. Tai sako, neįmanoma tą padaryti, bet kai apmokai žmogų, parodai kaip ir visą kitą ir jis tą padaro, tai po to vieną darbą atrodo, kad jisai užauga, ten sparnai ir taip toliau, nes suteikia labai pasitikėjimą. Tai mūsų ir yra tas devizas, kad kas tavęs neužmuša, tas padaro stipresniu. Ačiū uždėmesi. Ačiū klausimų. Sandėlys Vilniui. Sakėm, greitai patalpinsim internetą ar atiduosim labdarai tos baldus paprasčiausiai, bet jų tikrai yra. Dar klausimų? Aš galėčiau pasinaudoti progą ir paklausti, kada jūs pradėjot jau pragyventi iš savo veiklos. Tai man atrodo ir buvo tas po 4 metų, kai jau pagaliau galėjom savo tą gerbuvį, tą savo molio lauką susitvarkyti, tai po 4 metų jau išgalėjom. O prieš tai, aišku, viskas buvo, investavomės, mes per tos pirmus 4 metus atsidarėm tiek Klaipėdos filialą, tiek Briuselio filialą, tai mums to reikėjo, tai viską investuodom. Po to investavom, bet šiek tiek jau ir pradėjom uždirbti. Koks sudėtinis darbuotojo darbo užmokestis, kad jį motyvuoja? Pas mus jis priklauso nuo atsakomybės, kuri yra suteikiama, bet naujokas pas mus pradeda nuo 12 litų valanda, tai iki 16 litų. Jeigu, sakykim, kas liečia tą tokį materialų atlyginimą. Aš kaip suskaičiavau, 6 metus jau esate šitoje rinkoje. Ir jūs ten pradžioje kėlėte iššūkius, kad norit sugriauti stereotipą, kad įkūrus savo įmonę reikia visai nedirbti, arba reikia pastoviai dirbti, tai man labai įdomu, kiek jūs šiandien valandų per dieną dirbate. Jeigu taip, sakykime, žiūrėti, kiek konkrečiai aš dirbu, aš maždaug, gaunasi gal 3-4 valandas. Tai ką, padėkokim Martynui. Ačiū.